Šiandieną Telšių pašonėje Šiaulių Palangos plente sustojo eismas. To priežastis vos 14 lėtai judančių traktorių. Tačiau to visiškai pakako, kad Šiaulių Palangos kelyje įsivyrautų visiškas chaosas. Ūkininkai sako, užteks tylėti. Jie išriedėjo į gatves ne dėl šou, o dėl išlikimo. Šitaip Telšių krašto ūkininkai pradeda protestą prieš Lietuvos mokesčių reformą, kuri, jų teigimu, skaudžiausiai smogs būtent vidutinių ūkių turėtojams. Problemėlė tokia yra. Čia ne vien ūkininkų problema, čia yra visų smulkių verslininkų, kurie įdarbina dar vieną antrą žmogų problemą. Nes mokesčius pakelti nuo 15% iki 32%, tai yra nesąmoningiausias reikalas, koks be gali būti. Seimo nariai turi galvoti ne tik tai, kad juos išrinktų, bet kad ir sprendimus priimti. Aš esu pensininkas, galiu mesti savo tą veiklą, nors ir šiandien. Bet valstybei sumokant porą šimtų tūkstančių per metus ir pagaminant maistą, kur ne vienas kareivis nekariaus be maisto, išeis į Lenkiją kariauti už Lenkiją, nes ten jie turi maisto, nes rūpinasi žemdirbiais, rūpinasi žmonėmis ten. Ten turi žmogus 10 karvių ir jis išlaiko, namą stato, viskas vyksta. O pas mus turi 200 karvių ir nėra kaip pragyventi, nes valdžia niekiek nesirūpina to žmogų, kuris dirba, išskyrus tą žmogų, kuris gali balsuoti. Jūs čia atsiradot kaip iš giedro dangaus, kaip sako tie traktoriai, ir jūsų tiek nedaug, bet chaosas buvo pakankamai didelis. Ar visur Lietuvoje kažkas panašaus vyksta, ar čia telšiškiai kaip visada imasi iniciatyvos? Iš tikrųjų, tai visoje Lietuvoje vyksta šita akcija prieš Vilnių. Rytoj važiuojam visi į Vilnių, ten stovės senos technikos, o šiandien tokia yra akcija išvažiuoti kelius. Tiesiog važiavom pas kolegų vieni rajonai pas kitų rajonų, kad atkreipti visuomenės dėmesį, kad kas laukia mūsų didelė, sunkiai mokestinė ateinanti našta 2027 metais. Jūsų priemonės tokios truputėlį brutalios. Užkišote Šiaulių Palangos plentą, sugužėjo policijos pareigūnai. Na, ar neužsitrauksit nemalonės? Iš tikrųjų, mes, kaip jūs matėt, važiavom 20-30 km greičiu, tiek, kiek važiuoja, kiek leidžia traktoriai. Labai džiaugiuosi už Telšių rajonų, kad susirinkom praktiškai per valandą laiko operatyviai. Sudalyvavom akcijų su visai Lietuva. Kaip sako, tikrai nebuvo niekur pranešta, tai čia, ką čia praneši tokį dalyką. O neužblokavom kelių, tikrai neblokuojam, tiesiog atkreipiam visuomenės dėmesį. Bet čia yra geranoriška, gera akcija, kaip sakyti, demokratiška. Mes neužstatėm, neuždėjom, neužblokavom kelių, visi pasieks savo tikslą šiandien. Jo, iš tikrųjų dėl tų mokesčių. Dabar įmonėm pakėlė 1% mokesčius, o ūkininkam nori pakelti dvigubai. Tai dabar mums tokia yra dilema, kaip sako, mes neturim kur trauktis. Įmonės tai gali išsikelti į kitus miestus, į kitas šalis netgi. O kur ūkininkas išsikels? Mes esam žmonių grupė, kuri be savo žemės, mes kaip ir ne ūkininkai. Mes turim dirbti tą žemę. O jeigu mums nebepasimokės, ką tada daryti? Tiesiog į kitą šalį nepervažiuosi taip greitai. Tai gaunasi taip, kad Lietuvoje vis yra žlugdomas žemės ūkis. Ar ta kelionė į Vilnių rytoj neišvengiama, ar kažkas gali pasikeisti? Ne, iš tikrųjų kelionė yra neišvengiama, nes viskas yra suorganizuota, traktoriai yra nuvežti, žmonės organizuoti, kurie važiuos rytoj ir tiesiai netgi į Seimą eis, yra leidimai išimti jiem, tai va, pasimatysim turbūt Seime. Dirbame nuo aušros iki sutemų, o dabar už viską turėsime dar ir brangiau mokėti, sako ūkininkai. Protestas iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip lėtas pasivažinėjimas, bet iš tiesų tai desperatiškas šauksmas būti išgirstiems. Mes čia ne vien dėl savęs. Kovojame už kiekvieną mokesčių mokėtoją. Kainos kyla, spaudimas auga, bet sprendimų vis nėra. Ūkininkų žinutė aiški. Jie nesitaikstys. Tai ne tik žemės, bet ir teisybės žmonės. Nors ne visiems patekusiems į šios dienos spūstį ši teisybė buvo priimtina. Jiems matyti nepatiko tas mūsų toks suvažiavimas čia. Trukdymas, laik operacija, da buvom įsijungę, tai net sako, trukdo mums išsikrauti visur, vienu žodžiu susisiekimo tenais tą tašką. Sakau, bet ką padarys, mes irgi laik neturime. Mes irgi, sakau, čia neveltui važinėjimės. Prieš mokesčius, sakau, jūs, tai prasme, irgi, sakau, į daivars girdėjai. Tai čia atsiliepsiu žmonijai, vienu žodžiu, ta prasme,
tos kainos, automatiškai viskas išbrangs ir parduotuvėse. Visi mojavo, visi rodė gerus gestus, taip kad sunkvežimių vairuotojai, dėja ne visi to palaikė, buvo labai nervuoti. Tai, bet ką darys, ne kiekvien dien toks iššūkis, tai toks išvažiavimas į kelius, tai ir mums tas ir iššūkis, tai tegu būna ir jiems truputėlį. Koks buvo maršrutas šiandieną ir ar jau pabaiga ir kas bus, jeigu būsit neišgirsti? Nu, kaip sakėm, priemonių mes turim, gal pabaiga tikrai nebus, jeigu nebusim išgirsti. Maršrutas buvo nuo žiedo vieno, čia nuo branšos pagrindinių mūsų ir iki kito Degaičio vadinam žiedo. Toks prasukom kiek mes čia 3 ratus. Mums tai neprailgo, vairuotojam, kitiem turbūt turėjom atkreipti dėmesį.